Treneri, sveikinam sugrįžus į pergalių kelią. Faktas, kad prieš rungtynes turėt kažkokį planą, kaip laimėti šios rungtynes. Kas iš to plano šiandien veikia geriausiai? Visų pirma, noriu padėkoti sirgaliam, kad palaikė sunkių momentų. Pasveikinti žaidėjus su pergale. Planas toks buvo, kaip ir minėjau, prieš rungtynes. Po kelių galbūt tokių nesėkmių norėjosi tos pergalės. Bet pirmas kėlinys tikrai nebuvo nei blogas, nei geras, toks banga, nenoriu irgi vartoti tokio žodžio, norėjo labiau, o mes norėjo abi komandos laimėti, bet jie buvo agresyvesni ir turėjom nemažai problemų dėl to, kur kartais spaudimą mūsų žaidėjams atlikdavo du žaidėjai, mes taip truputį pasyvokai, bet antram kėliny viskas buvo gerai, šiam nusiteikę pergaliai, truputį padidinom greičius, pradėjom truputį agresyviau žaisti. Aišku, labai padėjo tas toks greitas įvartis ir visi žinom, kaip sunku žaisti prieš bangą, kuri tikrai moka gerai gintis ir greitai kontratakuoti, taip kad antrą kėlinį apsisaugojom nuo jų kontratakų ir džiaugiamės, kad pasekoje įmušėm antrą įvartį ir švenčiam pergalę. Pirmasis keitimas gan ankstyvas, priverstinis, kas nutiko? Iš taktinių sumetimų, žinot, turėjom problemų prieš tas rungtynes dėl gynėjų. Maksas nėra jisai tikras dešinys gynėjas, matėm, kad turėjo problemų, bet kaip pasakyti, čia mano kaip trenerio atsakomybė, žinot, bet jisai aukojasi dėl komandos. Po traumos daug laiko praleido dėl traumos, dar sunkiai sugrįžta. Nelabai ėjosi žaidimas, tuo labiau gavo geltoną kortelę ir iš taktinių sumetimų turėjom pakeisti. Treneri, pirmajam kėlinyje iš esmės kontroliavot Sūduvos puolimą, tų smūgių, pavojų prie jūsų vartų faktiškai nebuvo, antrajame viskas pasikeitė, iš esmės kokias priežastis matot? Aš manau, kad jau pirmą kėlinį mes iš tikrųjų buvom pavargas ir jau buvo sunku kontroliuoti Sūduvą jau pirmą kėlinį, mano nuomonė. Manau, kad turėjom problemą visų rungtynių metų, specialiai su fiziškumu, čia ir natūralu, aišku. Nereikia pamiršti, žaidėm dabar dirbtinai, dabar žolė pakeisti ir žaidėm vidurį savaitės, Sūduva to neturėjo, tai matos, kad fiziškai Sūduva tikrai buvo galingesnis už mūsų. Bet bandėm kontroliuoti Sūduvą kiek įmanoma, gal per daug leidom, žinom, kad Sūduva ieškosi tos kersus ir leidom gal per daug surasti jos. Bet jos labai stiprų žaidėjas turi kraštsaugai, greitus, su technika tai tikrai nebuvo lengva darbo šiandien iš mūsų žaidėjas. Ir bandom išeiti kontrataką, karts organizacija ataką, aš manau, kad šiandien šiek tiek lėčiau buvom negu praeitą rungtynių. Ir viskas to kainuoja jėgų ir po to gerai, kad dar sugebėjom pirmauti, dar bandom kalbėti, bet to įvartį labai greitų antrą kėlinį tikrai nepadėjo. Kalbant apie pozityvą, Natanas Žebrauskas grįžo po ilgokos pertraukos, kiek jis gali būti svarbus ateityje ir ką jis šiuo metu gali duoti, kokį lygį pasiekęs, kiek atsistatęs? Oi, sunku dar, jis tikrai dar nėra forma, jis pradėjo treniruotis prieš 2 savaitės ir mes bandom jo įdėti į formą. Ir aišku, jis mūsų geras žaidėjas, protingas, jis gali tiek vidury gynybą, tiek kraštą, gali ir vidurį saugų žaisti, jeigu mums reikės. Tai universalus žaidėjas, protingas žaidėjas ir tikėsim, kai greičiau ateis pas jo, tai tikrai jis padės komandai ir galės žaisti. Todėl mums reikia, iš tikrųjų, gynėjas reikia. Po tokių rungtynių labiau reiktų analizuoti savo klaidas, ar vis tik tai varžovo geras žaidimas buvo faktorius pagrindinis šiame susitikime? Aš manau, kad abudu pusės, žinokit, tiek Sūduva, aišku, turėjo savo minus ir gerai buvo. Bet, kaip jūs minėjot pradžių, mes sugebėjom kontroliuoti jos gal daug laiko pirmą kėlinį. Tai aš manau, kad nesugebėdamas to padaryti antrą kėlinį, tai daug ateinant irgi nuo fiziškumo mūsų komandai. Iš tikrųjų labai jaučiasi to nuovargis ir mes bandom tos keitimas įdėti. Šiandien Ignas jau žaidė, po to Vaidas pakeitom per pertrauką.
Bandom kažkur, kur mes turim žaidėjo, kad galėtų žaisti tos pozicijas, bandom pakeisti, kur neturim, tai šiek tiek sunkiau dar, bet, po truputį. Manau, kad tiek Sūduva gerai ir sveikinu juos su pergalė, tiek mes gal pasiruošę taip gerai, kad mes galėtum duoti geresnį kovą, galima taip sakyti, Sūduva šiandien.